Man kalbėti. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai, sveiki visi esantys čia posėdžių salėje ir stebintys tiesioginę Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio transliaciją. Pradedame tarybos posėdį. Posėdyje dalyvauja 25 tarybos nariai, kvorumas yra. Kaip ir kiekvieno posėdžio pradžioje, primenu tarybos nariams dėl nusišalinimo tvarkos esant interesų konfliktui. Tarybos narys prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jeigu taryba nusišalinimą priima, į jokią formą nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Kviečiu tarybos narius balsuoti už darbotvarkę, kurioje yra 35 klausimai. Ar galim bendrų sutarimu? Dėkoju. Pirmasis klausimas darbotvarkės. Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2026-2028 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo pranešėja Andrė Zenevičienė, finansų ir investicijų skyriaus vedėja. Prašau, Andrė. Labadiena, gerbiama merė, gerbiami tarybos nariai. Tai parengtas Alytaus rajono savivaldybės 26-28 metų strateginis veiklos planas buvo pristatytas visuose komitetuose planui buvo pritarta. Posėdžio metu norėčiau atlikti pakeitimus tarybos sprendimo projekte, tai norėčiau juos įgarsinti. Yra tikslinamos lėšos skirtos savivaldybių švietimo įstaigų pedagogų išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų papildomam darbo užmokesčiui 94 000. Lėšos yra numatomos Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje. Speciali tikslinė dotacija koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų 30 500 eurų. Valstybės rezervo lėšos kaip nereikšminga pagalba ūkio subjektų žalai patirtai dėl stichinio meteorologinio reiškinio šalnos 900 eurų. Lėšos mokinių atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos 16 800 eurų. Lėšos paskirstytos pagal mokinių skaičių Butrimonių, Simno ir Daugų gimnazijoms. Padidinta žemės ūkio konkurencingumo programoje lėšos 20 000, sumažinta komunalinio ūkio priežiūros programoje 20 000. Planuojamos valstybės lėšos 41 734 eurai profesiniam orientavimui Miroslavo ir Simno gimnazijai. Gavus informaciją iš Via Lietuvos yra planuojamos kelių plėtros programos lėšos 2 299 200. Taip pat, kadangi yra baigiamos viešų pirkimų procedūros ir artimiausiu metu planuojame pasirašyti rangos sutartį dėl socialinio būsto, yra planuojamos ES lėšos 1 milijonas eurų. Pasirašius rangos sutartį dėl Daugų mokyklos priestato, kuriame bus įgyvendinami 2 projektai bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas ir visuomenės sveikatos stiprinimo, neformalaus švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje, bei gavus avansą projektų įgyvendinimui didinami ES lėšas atitinkamai 500 000 ir 1,5 milijono eurų. Atsižvelgiant į minėtus lėšų pakeitimus yra tikslinamos strateginio veiklos plano lentelės 2, 9, 11, 13, 17, 19, 21. 21 lentelėje tikslinama, ten yra antros programos lėšos, įtikslina dėl to, kad gavus papildomas lėšas yra tikslinama savivaldybių asociacijai mokama nario mokestis, taip pat yra tikslinamas pirmas grafikas. Taip pat programų koordinatoriai ir finansų investicijų skyrius dar kartą peržiūrėjome rodiklius ir atlikome pakeitimus. 10 lentelėje ištaisyta techninė klaida rodiklio numeracijoje vietoj numerio R0501-12-01 turi būti R0501-1103, rodiklio R0501-1501-28 metų reikšmė vietoje 0 turi būti 13. 14 lentelėje efekto rodiklis E070201 vietoje reikšmių 54, 55, 56 kiekvienais metais turi būti patikslinta į skaičių 54.
16 lentelėje rodiklį R08010501 ištaisoma techninė klaida, vietoj 28 metų reikšmės 0 turi būti 99,3. 18 lentelėje techninė klaida, paliktas nulinės reikšmės rodiklis R090120,02, rodiklis išbraukiamas. Tikslinamos rodiklio R09012402 reikšmės 26, 27, 28 metais atitinkamai 10, 14 ir 21 rodiklis mokyklose, tai yra rodiklis mokyklose pateiktų dalyvavimo biudžeto siūlymų skaičius. Rodiklis R09020201 ištaisoma techninė klaida, vietoj 28 metų reikšmės 0 turi būti 50. Rodiklis R09030301 įstaigų, kurios įgyvendintos priemonės skaičius, vietoje 7 visais metais turi būti 6. 22 lentelėje R02010601 centralizuotai tvarkomų įstaigų skaičius, vietoje 16 visais metais turi būti 14. Rodiklyje R02011101 techninė klaida 26 metais reikšmė turi būti 1. Atsižvelgiant į švietimo komitete pateiktas pastabas, patikslintas priemonės savižudybių prevencijos veiklų organizavimas aprašymas, nuo sakinio, kuris yra išbraukiamas, atsižvelgiama į situaciją, savivaldybė skiria lėšas psichoterapijos paslaugoms gerinančioms Alytaus rajono gyventojų psichikos sveikatą, yra papildoma tekstu, kartu stiprinant prevenciją ir ankstyvą intervenciją savivaldybė skiria lėšas psichikos gerovės specialistų, psichologo, psichoterapeuto, emocinės gerovės konsultanto paslaugoms, orientuotoms į socialinę riziką patiriančius bei emocinius sunkumus išgyvenančius Alytaus rajono gyventojus. Šių paslaugų tikslas suteikti prieinamą, profesionalią ir konfidencialią pagalbą, padedančią stabilizuoti emocinę būklę, mažinti savižudybės riziką bei stiprinti gyventojų psichikos sveikatą ir atsparumą krizėms. Taip pat atsižvelgiant į vyriausybės atstovo teisininkų pastabą, patikslinta po 26 lentelę papildoma Alytaus rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos 26 metų sausio 22 dienos išvada, kuri patvirtinta Alytaus rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos 26 metų sausio 22 dienos posėdžio protokolu numeris PR1/5. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui su minėtais pakeitimais. Klausimų nematau, kviečiu tarybos narius balsuoti. Tai dabar klauskit, neveikia tikrai? Viskas gerai, žinoma, klauskit, prašau. Nieko nematau, nes nieko nerodo ant ekrano, tai nesvarbu, kuris. Gintarė, klauskit, jūs, prašau. Noriu paklausti pranešėjos. Tai pirmas klausimas būtų, ar rengiant strateginį veiklos planą 26-28 metam buvo vertinami dabartiniai Alytaus rajono demografiniai duomenys ir, sakysim, prognozuojami 26-28 metams. Andrė, prašau. Tai atsakysiu į klausimą, kad taip, buvo vertinta demografinė situacija Alytaus rajone, demografinė situacija žiūrint į gyventojų skaičiaus dinamiką, amžiaus struktūros pokytį, tai pokyčiai nuo 23 metų iki 25 metų pabaigos yra labai nežymus, tai kaip pavyzdys gyventojų skaičiaus dinamika, bendras pokytis yra augimas 0,1%, amžiaus struktūros pokytyje pasikeitė
65 plus dalis ir padidėjo nuo 23 iki 25 metų 1,1 procento punkto. Tai norėčiau pažymėti, kad strateginis veiklos planas atitinka Alytaus rajono savivaldybės demografinę situaciją, o finansavimas tiek strateginėme plane, tiek ir biudžete yra numatytas didinamas socialiniai apsaugai ir sveikatai, kas ir atitinka 65 plus amžiaus, kad ir nežymų, bet gyventojų didėjimą. Taip pat švietimo srityje orientuojamės į kokybę, o ne į plėtrą. Infrastruktūros verslo priemonės yra skirtos išlaikyti ekonominę situaciją Alytaus rajone bei mažinti migraciją. Ir manau, kad tai atitinka demografinę situaciją, taip pat yra atsižvelgta į 21-28 metų strateginį veiklos planą. Ir dar norėčiau pažymėti, kad strateginio valdymo metodikoje nėra nurodyta, kad rengiant strateginį veiklos planą reikia vadovautis demografinę situaciją, tai reikia atlikti rengiant plėtros planą, kurį planuojame, kuris dabar galioja iki 28 metų, o šių metų pačioje pabaigoje planuojama šio plano pradėti tikslinimo procedūras. Mariau, antrasis jūsų klausimas. Taip, kitas klausimas būtų, kiek nuo 23 metų savivaldybė sulaukė oficialių kreipimosi iš investuotojų, kurie siūlytų darbo vietas nuo 20 iki 50 vietų. Tokiam klausimui aš tikrai nesu pasiruošusi ir atsakyti, kiek tokių prašymų buvo, negalėčiau. Bet jeigu reikėtų... Tai tada patikslinu klausimą, ar buvo? Buvo. Aš galiu papildyti, Andrė, iš tiesų diskusijų su investuotojais buvo, bet tiesiog puikiai žinote situaciją su planuotu pramonės parko plėtra, tiesiog toje vietoje nepavyko. Dabar orientuojamės į kitas vietas ir jeigu mums pavyks, tai manau, kad tas diskusijas tęsim ir tikėtina, kad atsiras naujų investuotojų. Dėkoju. Mariau, pasisakymas po visų klausimų. Dėkoju. Prašau, Gintarė. Mano klausimas būtų, kur pristatėt pradžioje, kad, nežinau, ar gerai surašiau, 900 eurų stichinių meteorologinių reiškinių. Kokios čia yra lėšos ir jeigu tai yra lėšos, kur rajono ūkininkai teikia prašymus dėl šalnų, dėl nuostolių, kurias patiria dėl šalnų, tai kiek buvo prašymų, kiek kreipėsi ūkininkų ir kokia buvo paskaičiuota žalos dydis. Jeigu čia tie pinigai ir mes tik 900 gavome. Taip, čia yra tie pinigai, prašymai buvo 3, tai buvo 2 žemės ūkio bendrovės ir 1 ūkininkas ir tenkino ūkininko prašymą, kurio suma buvo virš 4 000, o ministerijos sprendimas buvo 900 eurų. Tai yra valstybės biudžeto lėšos ir mes įsitrauksime į žemės ūkio konkurencingumo didinimo priemonę. Tai bendra suma, kokia buvo nuostolių pateikta, paskaičiuota, neskaičiuoja matyti administracija. Arti 20 000. Ir iš 20 000 900 gavome. Taip. Tai taip, bet ne 900 gavom, dar gausim kitų daugiau. 900 mes tuos 3 prašymus gauti 900. Bet į vieno prašymą čia tvarkytos 3 prašymus. Tai savivaldybės administracija gavo 3 prašymus, kurių suma bendra vertė buvo paskaičiuota 20 000. Aš gal pačią sumą patikslint galėtų komunalinio žemės ūkio skyriaus, kas atsakingi už žemės ūkį, bet kiek aš atsimenu iš pačio rašto, tai jeigu yra. Aš galėsiu jums... Labadiena, gerbiami merė, gerbiami tarybos nariai. Tai buvom gavę mes pirmiausia sodininkų 3 prašymus ir žemės ūkio ir 2 ūkininkų prašymus pagal ekstremalių situacijų aprašą ir paskaičiuoti žalą. Mes paskaičiavom iš viso, ta visa žala mūsų paskaičiuota sudarė 259, tačiau didžiumą tos sumos sudarė vienos žemės, UAB prašymas, konkrečiai tai yra Luksnėnų sodai ir ten sudarė didžiausią nuostolių sumą. Jie buvo tie 3 sodininkų prašymai eliminuoti ir jau atlyginti per kitą
žalos kompensavimo nuo stichinių reiškinių programą, kuri buvo... Aš neklausiu apie sodininkus, Jo, tiesiog apie tai ta tą prasme, kitą iš tų programą. dviejų jo liko vienas, jis dar pakartotinai vienas pateiktas, vienam kompensacijų iš 4 Mano tūkstančių, bendras iš 4 tūkstančių. kiek ūkininkų kreipėsi, bet nesodam ir už kokią sumą. Nereikia smulkinti. Taip, tai jeigu jiems paskaičiuota mūsų suma, tai būtų 38 tūkstančiai, apytiksliai dabar ten yra su dalelytė, tai pasakysiu tų dviejų ūkininkų suma, mūsų paskaičiuotai 38 tūkstančiai. Kiek gaus, negaliu atsakyti, o tas antras ūkininkas. Tai čia 900? Jo, 900 gavo tas ūkininkas, kurio paskaičiuota suma buvo 4400. Tiek. O kitas iš vis nieko negavo. Mes duomenų kol kas neturim, gali būti, kad jis gaus kitų paskaičiavimų. Tai o ką reiškia kitų paskaičiavimų, kad vėl bus kvietimas ir vėl jisai turės naujai, ar kaip čia? 3 metai nuo ekstremalios situacijos paskelbimo datos, jie gali kreiptis. Tai gerbama merė, mes ruošiam skaičiavimą ir siunčiam finansų ministerijai ir ekstremalių situacijų centrui. Tai jie pagal tai gali tą sumą vertina ir kad tam tikrų periodiškumų ir apsvarstę priima tam tikrą sprendimą. Tai šiuo atveju šiandien situacija tokia, nėra apribota iš tų 110 ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių, kurie patyrė nuostolius pakenkus pasėliams, kreiptis dėl žalos įvertinimo. Bet jau jie pasikreipė ir Ne, tai ten buvo, negavo. jie deklaravo, kad jie nušalo ir prašė komisiją atvykti paskaičiuoti. Tai yra vienas dalykas, pirmas etapas, dėl to važiavo, vertino komisijos, nustatė faktą. Tuo faktų remintis ir pagal ekstremalių situacijų, atsiprašau, nuostatas, jie turi pateikti prašymą 3 metus, kaip minėjau, ir mes tokiu atveju pradedam skaičiuoti, nes dalis ūkininkų buvo apsidraudę. Gal aiškiai klausot, kiek, ta prasme, kiek jūs sakot, gali kreiptis. Tai žino visi, kad gali kreiptis. Kiek dabar kreipėsi? Kiek kreipėsi ūkininkų ir kokia žala buvo paskaičiuota? Tai atsakė 38 tūkstančiai, Taip. plius minus buvo paskaičiuota ir kreipėsi 2 ūkininkai. Taip. Taip. Tai nes tiesiog aš turiu informaciją, kad nežinau, ar gavo, negavo, kad yra skyriaus jūsų siūloma skambinti ir į Žemės ūkio ministeriją, į Finansų ministeriją ir klausinėtis dėl žalos atlyginimo. Tai tiesiog, jeigu yra žinoma informacija, tai iškomunikuokite ūkininkam, kurie dabar negavo to finansavimo. Tai tiems, kurie... Tinkamai iškomunikuokit, kokie yra tolimesni veiksniai ir jeigu galbūt negauna, jeigu teikiam 38 tūkstančius, gaunam 900, tai galbūt svarstom ir kompensuojam jiem iš mūsų žemės ūkio programos papildomai lėšų skiriam. Diskusinis klausimas, mes kai gaunam nutarimus, mes informuojam ir yra informuota tos visos pusės, tie 3, kur kreipėsi kitą tvarką, irgi gavę išmokas. Aš apie likusius, ta prasme, kad mes dar kartą kartuosim, nes vieni dar kartą atkreipė dėmesį, kad kiti galėjo draustis pasėlius ir gavo išmokas draudimo. Bet mes ne apie tai kalbame. Gintarė, žiūrėkit, atsakė jūsų klausimą. 38 tūkstančiai, 2 ūkininkai. Apie kiekvieną sprendimą, kurį mes gaunam iš ministerijos, mes informuojame ūkininkus. Manau, kad šitas klausimas atsakytas išsamei ir aiškiai. Taip. Dabar, ar turite daugiau klausimų ar ne? Aš paskui turėsiu dar. Ne klausimų, o pasisakymą. Tai dabar daugiau klausimų nematau, tai kviečiu pasisakyti Marių Jasaitį. Atkreipiu kolegos jūsų visų dėmesį, žiūrint visą strateginio plano turinį, tai jisai parengtas tvarkingai, užtikrina visą, sakysim, testinį savivaldybių funkcijų testinumą, gal šiam laikui, sakysim, stabilumui tai yra kaip ir reikalinga, tačiau žiūrint į rajono tų 26-28 metų ar net 10 metų perspektyvą, tai yra ekonominė ar strateginė, tai turim savo klausimą aiškiai užsiduoti, kad šiai dienai trūksta konkrečiai visiems drąsos ir fantazijos ir neturim aiškios krypties, nes šiai dienai
išnagrinėjus, sakysim, yra vis matoma situacija, kad didelė Alytaus rajono gyventojų dalis kasdien važiuoja į Alytaus miestą dirbti, tai kaip paskui nėra strateginiam plane, kad potencialą, kiek mes žadam per 26-28 metus susigrąžinta tų žmonių, kad jie nevyktų į Alytų dirbti, o dirbtų būtent čia, nes problema yra ne žmonių gebėjimuose ar funkcionalumą, o esmė tokia, kad jie išvyksta. Taip, kad turim visas galimybės kurti būtent aplinką čia rajone. Toliau dėl pramonės zonos. Matau, kad situacija tikrai nevyksta taip, kaip jinai turėtų būti. Komitete buvo atsakyta aiškiai priežastis, kodėl tai nevyksta. Tai ir norėčiau, sakysim, paraginti ir visus kolegas. Jeigu nevyksta, tai aš čia nematau jokios kalties ar nesėkmės. Žiūrėkim, kur mes galim daryti kažką kitaip. Prieš tai aš manyčiau, kad turėjo būti prie strateginį veiklos planą 25 klausimas, kur kalba apie visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą. Tai matom, kokie šiandieniniai yra, sakysim, Alytaus rajono rodikliai, kas vyrauja ir panašiai. Tai yra mums visiems sufleris, kokias mes galėtume būtent, sakysim, darbo vietas kurti. Tai vienas iš jų galėtų būti socialinės atsakomybės įstaigos, tai ir globos namai, ir įvairūs dienos centrai. Ir tam turim visas, sakysim, galimybės, infrastruktūras, gamtą ir taip toliau. Toliau žiūrint apie turizmą, irgi kalbam labai atsargiai, nors turim visą aplinką, kaip tą vystinti ir panašiai. Tai mano siūlymas būtų, kad strateginį veiklos planą tikrai bet kada galima, tai sutarti bendrą ir įsigrynam 2-3 kryptis, kur mes galėtume judėti ir tikrai būtų, sakysim, potencialas. Dėkoju, Mariau. Aš tik noriu tokį dalyką paprastą akcentuoti. Jūs manęs tikriausiai šiandien negirdėjote. Kai aš sakiau, kad mums prie pat Alytaus nepavyko su pramonės zonos praplėtimu, mes tikrai nebijom pasakyti, kad mes ieškom kitos vietos ir kitos teritorijos. Tai girdėkite, ką sakom, ir be to kviečiu visus tarybos narius. Prisidėkim, reikalas yra bendras. Atstovaukim Alytaus rajono gyventojus ir susivienykim ir paieškokim, paklausinėkim. Galbūt ten, kur mes dabar akcentuojamės, mums irgi nepavyks. Tai ieškom, teikit siūlymus visi. Siūlymų negaunu, tik tai kritika nuolatinė. Ačiū. Toj vietoj, o peržiūrėjus visas strateginės, sakysim, priemonės, nėra tos, sakysim, to jūsų noro, kad jūs kažką tai stengitės, nėra nei sklypų išpirkimą, nei įvairius detaliuosius planus, bet tai nėra priekaišta, tai yra, sakysim, tas, kas yra užfiksuota, tai tą pastebėjom. Ačiū. Andrė, dar kažką norėjai papildyti, prašau? Ne? Aš gal tiesiog dėkočiau už įžvalgą strateginiam veiklos planui, bet norėčiau tik paakcentuoti, kad strateginis veiklos planas, tą, ką ir minėjau prieš tai, rengiamas vadovaujantis strateginiu plėtros planu. Tai tokį, kokį turim, jis galioja iki 28 metų, o mūsų strateginis plėtros planas turėtų būti kitoms savivaldybėm pavyzdys, kokio būti negali. Tai strateginis plėtros planas bus keičiamas ir procedūras pradėsime šių metų pabaigoje, nes procedūra plėtros planui yra ilga ir sudėtinga, ir reikalaujanti ir visų gyventojų, tarybos narių, seniūnų, administracijos įsitraukimo. Ir plėtros plane ir numatysime kryptis, kur link judės rajonas toliau iki dar 7 metams po 28 metų. Dėkoju, prašau, Gintarė. Aš irgi galbūt trumpai pasisakyti, nes irgi tą sakiau ir komiteto metu, ir visiems yra žinoma, kad spalio mėnesį taryba pritarė daugiau kaip 7 milijonų paskolai. Ir kodėl jinai nėra atvaizduojama mūsų strateginiuose dokumentuose, nes 15% metinio biudžeto, tai man atrodo, tai yra tikrai svari suma. Ir atsakymas buvo, kad tuo tarybos sprendimu administracijos direktorius yra įpareigojamas atlikti visus veiksmus jam įgyvendinti. Tai atsakymas buvo, kad nuspręsta kol kas paskolos neimti, nes neaišku, ar tokia suma
galbūt net per šitiem projektam, galbūt visai kitiem projektam, ne vandentvarkos, bet esmė tame, kad pritarimas yra paskolos ėmimui. Ir kodėl trimečiam strateginiam veiklos plane, jei nežinom, kad šiemet, sakom, nereikės ir biudžete nededam, kodėl mes jos neatskleidžiam 27-28 metais. Tai man atrodo, kad strateginiuose veiklos dokumentuose turėtų būti atliepta šį tarybos sprendimą. Tai tokia pastaba, kurią aš pakartoju tiesiog. Dėkoju, Gintarė. Andrė, turiu ką atsakyti? Tai aš tiesiog norėčiau pažymėti tą, ką aš ir komitetuose atsakiau dėl paskolos ėmimo, kadangi nuo sutarties pasirašymo dienos ir lėšų panaudojimo laikotarpio priklauso palūkanų norma, tai paskola direktorius tikrai įvykdys tas, kas yra tiek kartu ir mano skyrius, kas yra numatyta tarybos sprendimo projekte. Tačiau, kadangi šiuo metu Simno komunalininkas dar tik vykdo projektavimo darbų pirkimus ir nežinome nei kokios sumos, kokio dydžio paskolos reikės, ar jos reikės visų 7,5 milijono, ar užteks savivaldybės dalies biudžeto lėšų ir viso dydžio paskolos ir nereikės imti, tai ta paskola, kai žinosime aiškiai, kokiu laikotarpiu, kuriais metais, kokių lėšų reikės. Strateginis veiklos planas yra tikslinamas dokumentas ir ateisime į tarybą su strateginio veiklos plano tikslinimu, numatant paskolos lėšas. O tiesiog taupant savivaldybės biudžeto lėšas palūkanoms, paskola kol kas nėra planuojama. Bet nesakau, kad jinai neplanuojama, jinai šiai minutei nėra planuojama. Dėkoju, Gintarė, dar kažką turite? Aš irgi atliep noriu, nes iš tikrųjų irgi matyt pakartosiu, ką sakiau ir komitete, kad strateginis veiklos planas ir yra planas. Ir jūs, kai jau žinosit, kokią jūs imat paskolą, tai čia jau yra faktas praktiškai. Ir tikslinsim ne tik veiklos planą, bet ir biudžetą tikslinsim. Taip, o kadangi yra tarybos sprendimas, tai aš manau, kad 27-28 tikrai reikėtų rodyti sumą, kurią yra taryba pritarusi. Tai jeigu direktorius nusprendė, kad nereikia, tai nereikia ir tai matyti nereikėjo ir to tarybos sprendimo, nereikėjo ir kontrolieriaus išvados, ir tai subręs, susiskaičiuoti, susižiūrėti, kada kokie projektai bus įgyvendinami ir ateiti savalaikiai tarybos pritarimo. Dėkoju. Danielis, prašau. Tai aš tai dabar tokį galutinį ir linksmą pasisakymą. Strateginis veiklos planas, tai būsimi rinkimai lygiai po metų. Keistas pasisakymas, bet kviečiu balsuoti. Kviečiu tarybos narius balsuoti. Aštuoniolika už, 7 susilaikė, sprendimas priimtas, dėkoju visiems. Antrasis klausimas yra dėl Alytaus rajono savivaldybės 2026-2028 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja Rasa Vitkauskienė, Alytaus rajono savivaldybės merė, papildoma pranešėja Andrė Zenevičienė, finansų ir investicijų skyriaus vedėja, bet prieš tai norėčiau paprašyti ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininko Česlovo Mulmos perskaityti išvadą dėl Alytaus rajono savivaldybės 2026 metų biudžeto patvirtinimo. Prašau, gerbiamas pirmininkė. Ačiū labai. Labadiena, gerbiamą merę. Atsiprašau, tai dar... Jūs norėsit dėl nusišalinimo, tai palaukit prieš pat klausimo svarstymą, gerai? Gerbiamą merę, gerbiamą tarybos nariai. 2026 m. vasario 11 d. ekonomikos ir biudžeto komitete buvo svarstomas Alytaus rajono savivaldybės 2026-2028 metų biudžeto projektas. Posėdžio metu komitetui buvo pristatytas biudžeto projektas, taip pat buvo pristatyta Alytaus rajono savivaldybės tarybos daugumos siūlymas dėl priemonių žemės ūkio konkurencingumo didinimas, papildomų 20 000 eurų lėšų skyrimas, jas mažinant priemonėje komunalinio ūkio priežiūrą ir plėtrą. Kitose komitetuose vasario 10-11 dienomis pasiūlymai dėl Alytaus rajono savivaldybės 2026-2028 metų biudžeto projekto pakeitimo nebuvo pateikti.
Vasario 19 dieną ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdėje buvo dar kartą svarstomas Alytaus rajono savivaldybės 2026 ir 2028 metų biudžeto projektas. Alytaus rajono savivaldybės administracijos finansų investicijų skyrius vedėja pristatė papildomą informaciją dėl 2026 metų biudžeto tikslinimo įgaunamų papildomų lėšų. Savivaldybės 2026-2028 metų biudžeto projektas sausio 27 dieną buvo pateiktas visuomenės viešajam svarstymui. Savivaldybės interneto svetainėje vasario 10-19 dienomis svarstytas savivaldybės tarybos komiteto posėdžiuose. Apsvarstę biudžeto projektą gavus papildomą informaciją siūlome pritarti parengtam Alytaus rajono savivaldybės 2026-2028 metų biudžeto projektui, atsižvelgiant į Alytaus rajono savivaldybės tarybos daugumos siūlymą didinti priemonės žemės ūkio konkurencingumo didinimas lėšas 20 000 eurų, jas mažinant priemonėje komunalinio ūkio priežiūrą ir plėtrą. Savivaldybės 2026-2028 metų biudžeto projektas parengtas atsakingai, lėšos paskirstytos racionaliai, vadovaujantis biudžeto sudarimą reglamentuojančiais teisės aktais, ministerijų įsakymas Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentų bei Alytaus rajono savivaldybės 2026-2028 metų strateginio veiklos plano projektų. Savivaldybės 2026-2028 metų biudžeto projektui ekonomikos ir biudžeto komitetas pritarė. Ačiū. Dėkoju. Petras Valiūnas. Kadangi biudžete numatyta šiek tiek piniginių lėšų, aš ten dirbu to darbovietėje. Tai... Milijonas, kiek atsimenu, Petrai, ne šiek tiek. Ar galim bendru sutarimu ar balsuojam? Nepritarė. Tai O aš taip tikėjausi. pakelkit rankas, kažkaip suskaičiuokit gerai. Bendru sutarimu, tikrai, gerai. Tai bendru sutarimu nepritarta. Dėkoju. Pristatydama 2026 metų biudžetą, pirmiausiai noriu padėkoti mūsų bendruomeniai. Gyventojų įsitraukimas, jų konstruktyvios pastabos ir siūlymai reiškia atsakingą visuomenę, kuriai rūpi mūsų krašto ateitis. Šių metų biudžetas didesnis nei pernai. Tačiau svarbiausia, jis sudarytas įvertinus Alytaus rajono žmonių poreikius ir lūkesčius, savivaldybės finansinės galimybės ir ilgalaikę naudą. Tai dokumentas, kuriame atsispindi ne tik skaičiai, bet ir mūsų kryptis. Kurti stipresnį, saugesnį ir patrauklesnį Alytaus rajoną. Biudžetas buvo išsamei aptartas komitetuose. Dėkoju tarybos nariams už darbą ir atsakingą požiūrį į kiekvieną finansinį eilutę. Tad pristatau 26 metų biudžetą, subalansuotą, pamatuotą ir orientuotą į žmogų ir ilgalaikius rajono tikslus. Planuojame, kad šių metų biudžetas bus didesnis nei pernai ir jisai siekia beveik 67 milijonus eurų. Pusė pajamų, tai yra 33,5 milijono eurų, planuojama surinkti iš mokesčių. Beveik trečdalį, tai yra 21,8 milijono eurų, sudarys dotacijos, skirtos valstybės deleguotoms funkcijoms bei ES lėšos projektams įgyvendinti. 13,8%, tai yra daugiau negu 9 milijonai, sudaro apyvartos lėšos, 3,7%, beveik 2,5 milijono eurų, yra kitos savivaldybės gaunamos pajamos. Mokesčių šiais metais planuojame surinkti 11,5%, piniginė išraiška tai 3,5 milijono eurų daugiau negu pernai. Dotacijų planuojame 25,2%, tai yra 4,4 milijono daugiau nei pernai, o apyvartos lėšų 22% mažiau negu pernai. Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu išlieka panašus, 6 000 kaip ir praėjusiais metais, kitų pajamų planuojame surinkti daugiau 21% negu praėjusiais metais. Taigi iš viso šiemet planuojame surinkti daugiau negu 66,9 milijono eurų pajamų.
Tai beveik 5,7 milijono eurais daugiau negu praėjusiais metais. Atsižvelgdami į bendruomenių poreikius ir atsakingai planuodami šių metų biudžetą, aiškiai nusprendėme investuoti ten, kur pokyčiai reikalingi ir kur ilgalaikę vertę. Didžiausias finansinis augimas numatytas švietimo sektoriuje beveik 4,6 milijono eurų daugiau nei pernai. Tai yra investicija į geresnės mokymosi sąlygas, modernesnę infrastruktūrą ir žinoma aukštesnę ugdymo kokybę vaikams. Reikšmingai didesnis finansavimas numatytas ir verslo bei turizmo srityje virš 1,5 milijono daugiau negu pernai. Tai investicijos į mūsų rajono ekonominį augimą, aktyvumą, patrauklumą ir darbo vietų kūrimą. Beveik 1,4 milijono papildomai skiriame socialiniai ir sveikatos apsaugai, kad pagalba pasiektų tuos, kuriems jos reikia labiausiai, o sveikatos paslaugos būtų arčiau žmogaus ir aukštesnės kokybės. Civiliniai saugai ir krizių valdymui papildomai planuojame 670 000 eurų. Tai reiškia didesnį pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir aiškią žinią. Gyventojų saugumas yra mūsų prioritetas. 241 000 eurų papildomai numatyta ir skirta viešosioms paslaugoms, kad kasdieninės mūsų gyventojų aptarnavimas būtų efektyvesnis ir kokybiškesnis. Didiname finansavimą ir kultūrai. Daugiau 115 000 negu pernai. Tai yra investicija į mūsų rajono tapatybę, bendrystę ir žinoma tradicijų tęstinumą. Šioje skaidrėje matote pokyčius lyginant su praėjusiais metais. Didžiausias augimas fiksuojamas sąlygų verslo plėtrai sudarimo, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programose. Čia finansavimas didėja dvigubai. Tai aiškus signalas, kad stipriname rajono ekonominį potencialą ir investuojame į ilgalaikį augimą. Reikšmingai auga finansavimas ir švietimo, sporto paslaugų teikimo ir plėtros programoje, daugiau negu 31%. Tai viena svarbiausių krypčių apibūdinti ugdymo kokybės ir sąlygų vaikams gerinimą. Beveik 1/4 didėja finansavimas jaunimo politikos įgyvendinimo programoje. Tai rodo aiškų sprendimą stiprinti jaunimo iniciatyvas, užimtumą ir didinti galimybes aktyviai dalyvauti mūsų rajono gyvenime. Finansavimo didėjimas numatytas kultūros, švietimo ir socialinės apsaugos srityse, kuris susijęs ne tik su veiklų plėtra, kokybės gerinimu, bet ir su darbo užmokesčių didėjimu šių sričių darbuotojams. Kai kuriuose programuose matomas ir finansavimo mažėjimas. Pavyzdžiui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros modernizavimo ir plėtros programoje. Tačiau tai susiję su tuo, kad šiemet daugiau dėmesio ir lėšų skiriame kitoms prioritetinėms kryptims, kur poreikis taip pat yra labai didelis. Tuo pačiu užtikrinu, kad visi suplanuoti kapinių, viešųjų erdvių, automobilių stovėjimo aikštelių, kelių gatvių asfaltavimo, apšvietimo, šaligatvių, laiptų, tvarkymo darbai bei daugybė kitų darbų, kurių dar nepaminėjau, tikrai bus tęsiami ir įgyvendinami. Alytaus rajono infrastruktūrai 26 metais planuojama skirti beveik 15,8 milijono eurų. Didžiausia šios sumos dalis 11 milijonų eurų numatyta keliams, gatvėms, jų asfaltavimui ir priežiūrai. Tai reiškia didesnės galimybės gerinti susisiekimą mūsų rajone. Daugiau nei 3 milijonai eurų skiriama apšvietimui, viešųjų erdvių tvarkymui ir kasdieniniai aplinkos priežiūrai. Tai, kad gyvenamoji aplinka būtų saugi ir tvarkinga. Beveik 1 milijoną planuojama investuoti į gyvenamosios aplinkos gerinimą, socialinio būsto plėtrą, daugiabučių atnaujinimą, energijos efektyvumo didinimą ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimą. Vandentvarkai numatyta 360 000 eurų, skirti vandens ir nuotekų paslaugų kokybei gerinti, taip pat gyventojų išlaidoms už nuotekų valymo įrenginius kompensuoti. Švietimui planuojame skirti šiais metais rekordinę sumą, tai daugiau nei 19,2 milijono eurų.
Beveik 12 milijonų bus skiriama ugdymo procesui organizuoti ir valdyti. Tai ir iki mokyklinis, vidurinis, pagrindinis, neformalus vaikų švietimas, ugdymas, profesinio orientavimo organizavimas. Švietimo pagalbai ir įtraukiajam ugdymui skiriama beveik 900 000 eurų. Finansavimas apima specialią pedagoginę ir psichologinę pagalbą, koordinuotas paslaugas vaikams ir šeimoms, ankstyvą į ugdymą socialinę riziką patiriantiems vaikams bei projektus skirtus specialiųjų poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos modelio įgyvendinimui. Švietimo infrastruktūrai ir ugdymo priemonėms numatyta daugiau nei 2,5 milijono eurų. Bus atnaujinamos mokyklų, darželių patalpos, bus vykdomi Simno gimnazijos, valgyklos, virtuvės remonto darbai bei įsigyjama įranga, kad pati mokykla nuo rugsėjo galėtų teikti maitinimo paslaugą. Taip pat įsigyjamos ir mokymo priemonės, be to baigiamas įgyvendinti projektas 1000-mečio mokyklos 2, kuris prisidės prie aukštesnės švietimo kokybės Alytaus rajone. Popamokiniai vaikų veiklai skiriama beveik 3,6 milijono eurų. Lėšos numatytos neformaliajam vaikų ugdymui, sporto ir meno mokyklai, moksleivių užimtumo projektams, sporto rėmimo programoms, vairavimo mokymų daliniam kompensavimui bei projektui skirtam neformalaus švietimo ir visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumui didinti. Papildomai didinamas finansavimas ir neformaliajam suaugusiųjų švietimui, moksleivių užimtumo bei sporto rėmimo projektams. Taip stipriname galimybės mokytis, tobulėti ir aktyviai gyventi įvairaus amžiaus gyventojams. Svarbu paminėti, kad pedagogų darbo užmokestis augs 19%. Socialiniai ir sveikatos apsaugai 26 metais planuojame skirti beveik 14,4 milijono eurų. Noriu pasidžiaugti, kad didinamos išmokos gimus kūdikiai nuo 500 iki 1000 eurų. Socialinėms išmokoms ir finansiniai paramai gyventojams numatyta daugiau negu 4 milijonai eurų. Tai socialinės pašalpos, mažas pajamas gaunantiems žmonėms, kompensacijos už šildymą, vandenį, būsto nuomos kompensacijos, parama mirties atveju bei individualios pagalbos išlaidų kompensavimui. Šeimų ir vaikų geroviai numatyta daugiau negu 3 milijonai eurų. Finansuojama socialinė priežiūra šeimoms, socialinių darbuotojų ir atvejo vedybininkų darbas, kompleksinės paslaugos šeimai, taip pat įgyvendinamas projektas socialinio būsto plėtra Alytaus rajone. Numatyta parama mokiniams tiek mokinio reikmėms, tiek maitinimui. Pivašiūnų ir Miroslavo globos namų veiklai užtikrinti numatoma daugiau negu 1,5 milijono eurų. Sveikatos stiprinimui ir sveikatos priežiūrai planuojama beveik 750 000. Finansavimas apima visuomenės sveikatos rėmimo programą, priklausomybių prevencijos ir mažinimo priemonės, visuomenės sveikatos biuro veiklą, pacientų pavėžėjimo paslaugą bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas. Taip pat numatytos investicijos į sveikatos infrastruktūros modernizavimą, medicininės įrangos atnaujinimą, sveikatos specialistų rengimą ir pritraukimą, sveikatos centro veiklos modelio diegimą bei savižudybių prevencijos veiklas. Socialinėms paslaugoms gyventojams planuojama skirti daugiau negu 3 milijonus eurų. Finansuojama akredituotų vaikų dienos centrų paslaugos, socialinė priežiūra senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negale. Skiriamas finansavimas socialinių paslaugų plėtrai per nevyriausybinės organizacijas, vežėjų negautų pajamų kompensavimui bei darbuotojų kelionių išlaidų kompensavimui. Tęsiamas projektas socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra Alytaus rajone, kurio metu kuriami grupinio gyvenimo namai ir dienos užimtumo centras Simne. Paslaugoms asmenims su negale planuojama beveik 2 milijonai eurų. Šios lėšos skirtos tam, kad žmonės su negale galėtų gyventi saugiai, oriai ir kuo savarankiškiau. Finansavimas apima būsto pritaikymą, socialinę globą ir priežiūrą, asmeninę pagalbą bei laikinojo atokvėpio paslaugą šeimoms. Daugiau lėšų skirta socialinės srities darbuotojams darbo užmokesčiui. Jis vidutiniškai didėja 10%.
Viešosioms paslaugoms, civiliniai saugai ir krizių valdymui planuojama skirti daugiau negu 7,8 milijonų eurų. Beveik 5,7 milijonai eurų numatyta viešųjų paslaugų teikimui ir skaitmenizavimui. Tai savivaldybės tarybos, administracijos kontrolieriaus darbo užmokestis, patalpų išlaikymas, kompiuterinės įrangos atnaujinimas bei valstybės deleguotų funkcijų vykdymas. Taip pat šios lėšos skirtos paskolų grąžinimui ir turto draudimui, užtikrinant finansinį stabilumą ir atsakingą turto valdymą. Priešgaisriniai, civiliniai saugai, mobilizacijai ir krizių valdymui planuojama skirti beveik 2,2 milijono eurų. Numatytos yra investicijos į priedangų įrengimą, vaizdo stebėjimo kamerų tinklo plėtrą bei perspėjimo sirenų atnaujinimą. Pradedamas įgyvendinti Lietuvos-Lenkijos projektas, bus atnaujinta ši tarybos salė, pakeistos 53 senos ir įrengtos 54 naujos kameros strateginėse savivaldybės vietose, taip pat bus atnaujintos 8 ir įrengtos 2 naujos sirenos, galinčios perduoti ne tik garso signalus, bet ir balso pranešimus. Savivaldybė papildomai skiria daugiau negu 210 tūkstančių priešgaisrinė apsaugos tarnybai, 100 tūkstančių skiriama automobiliams įsigyti 2 ir daugiau negu 100 tūkstančių darbo užmokesčiui užtikrinti. Įgyvendinama ir nauja priemonė – kibernetinio saugumo stiprinimas. Planuojama sutvarkyti priedangos esančios Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykloje, Daugų Vlado Mirono gimnazijoje, Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje, Miroslavo kultūros namuose, Miroslavo gimnazijoje, Simno gimnazijoje, Butrimonių vaikų darželyje, Krokio laukio gimnazijoje, Punios seniūnijoje, Simno kultūros namuose ir Luksnėnų laisvalaikio salėje. Jaunimo politikos įgyvendinimui ir jaunų žmonių įtraukimui planuojama skirti daugiau negu 58 tūkstančius eurų. Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektams numatyta šiais metais daugiau 3 tūkstančiais eurų. Taip pat auga ir valstybės deleguotos lėšos, atsižvelgiant į mūsų savivaldybės pasiektus jaunimo reikalų agentūros nurodytus rodiklius ir savivaldybės pažangą šioje srityje. Tai rodo, kad jaunimo politika vykdoma nuosekliai ir rezultatyviai. Rajono įvaizdžio kūrimui numatyta šiek tiek daugiau negu 150 tūkstančių eurų. Tai yra investicija į savivaldybės matomumą ir patrauklumą. Ilgalaikėje perspektyvoje savivaldybės įvaizdis padeda pritraukti investicijas, specialistus ir kurti konkurencingą aplinką visose srityse. Verslo skatinimui ir investicijų pritraukimui numatoma daugiau negu 4,2 milijono eurų. Beveik 1,6 milijono eurų skiriama užimtumo ir verslumo skatinimui. Lėšos numatytos savivaldybės užimtumo didinimo programams įgyvendinti, projektui skatinimo priemonės kurti verslą Alytaus regione, bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimui bei užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų modelio įdiegimui. Turizmo plėtrai ir rajono patrauklumui didinti numatyta daugiau negu 1,3 milijono eurų. Lėšos numatytos turizmo informacijos centro veiklai, turizmo paslaugų tinklo stiprinimui bei konkretiems infrastruktūros projektams. Bus tvarkomi ir lankymui pritaikomi turizmo objektai, įrengiami ir atnaujinami takai, paplūdimiai, teritorijos prie vandens, dviračių takai. Įgyvendinamas ir projektas Paslaptingoji Jotvingių genties žemė, kuris stiprina mūsų krašto istorinį ir kultūrinį identitetą. Judumo srityje 1,1 milijono eurų numatyta projektui be variklio transporto infrastruktūros įrengimui, skatinant tvarius ir saugius judėjimo sprendimus. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programai šiais metais numatoma 20 tūkstančių daugiau negu pernai, sodininkų bendrijų rėmimo programai taip pat numatoma 20 tūkstančių daugiau negu pernai ir kiekvienoje iš jų yra po 120 tūkstančių. Aplinkos apsaugai ir žemės ūkiui planuojama skirti daugiau nei 3 milijonus eurų. Iš jų beveik 2 milijonai skiriama aplinkos apsaugai. Į šią sumą įeina išlaidos dėl
už komunalinių atliekų tvarkymą, žaliųjų atliekų tvarkymą seniūnijose ir lėšos skirtos aplinkos apsaugos specialiosios programos įgyvendinimui. Melioracijos sistemų būklei gerinti numatyta 860 000 eurų. Tai yra investicija į žemės ūkio naudmenų išsaugojimą ir efektyvų ūkininkavimą. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti planuojama daugiau nei 317 000 eurų, o žemės ūkio konkurencingumui didinti numatyta 120 000, tai yra 20 000 daugiau negu praėjusiais metais. Kultūra išlieka taip pat svarbiu prioritetu. Kultūrai ir jos stiprinimui iš viso planuojama skirti daugiau negu 2 milijonus eurų. Didžiausia dalis 1 milijonas numatytas viešosios bibliotekos veiklai. Šios lėšos skiriamas darbuotojų darbo užmokesčių ir įstaigos išlaikymui. Tai 120 000 daugiau negu pernai. Kultūros centro veiklai planuojama daugiau negu 800 000. Šios lėšos taip pat skirtos darbo užmokesčiui ir veiklos organizavimui. Kultūros darbuotojų darbo užmokestis, į kurį įeina ir bibliotekininkų darbo užmokestis, vidutiniškai augs 10%. Kultūros veikloms numatoma beveik 200 000 eurų. Kultūros programai numatyta 150 000 eurų, paminklosaugai ir religinėms bendruomenėms numatyta 170 000 eurų, tai yra 20 000 daugiau negu praėjusiais metais. Šis biudžetas yra subalansuotas ir strategiškai pagrįstas. Lėšos paskirstytos taip, kad būtų užtikrinamas stabilumas, tęstinumas ir kryptingas rajono vystymas. Bendras biudžeto išlaidų planas aiškiai atspindi mūsų prioritetus. Didžiausia lėšų dalis numatyta švietimui, socialiniai ir sveikatos apsaugai bei kelių infrastruktūrai. Tai sritys, kurios daro tiesioginę įtaką kasdieniniam žmonių gyvenimui ir jo kokybei, saugumui ir ilgalaikiai rajono raidai. Žingsnis po žingsnio Alytaus rajonas tvarkos ir gražėja. Tikiu, kad gyventojai mato ir jaučia pokyčius. Privalome tempą išlaikyti, dirbti atsakingai ir nuosekliai. Tik veikdami kartu galime pasiekti rezultatų, kuriais didžiuosis visa mūsų bendruomenė. Tada dar kartą visiems dėkoju už konstruktyvų darbą. O dabar kviečiu Andrę Zenevičienę, finansų ir investicijų skyriaus vedėją, kuri atsakys į komitetuose užduotus klausimus ir atliks pakeitimus biudžeto projekte. Prašau, Andrė. Tai parengtas Alytaus rajono savivaldybės biudžeto projektas 26-28 metams buvo pristatytas visuose komitetuose. Komitetuose projektui buvo pritarta, tačiau dar norėčiau atsakyti į komitetų narių užduotus klausimus, kurių neatsakiau komitetų metu. Tai buvo klausimas dėl Alovės kultūros skyriaus ir grįžta į kultūros namus ir bus renovuojami kultūros namai ir kiek tai kainuos. Tai neatsakiau dėl kainos, tai kaina rangos sutartis yra pasirašyta yra nesenai ir rangos darbų vertė yra 186 340 eurų ir viešų pirkimų sutartys, visos jos yra viešos, tai ta kaina jinai yra vieša. Taip pat buvo klausimas, ar buvo kalbama su Daugų technologijų verslo mokykla dėl salės renovacijos, ar nebuvo kalbėta dėl renovacijos bendrai, o dabar atskirti, tai į šį klausimą taip pat neatsakiau, pasiskambinau Daugų technologijos verslo mokyklos direktoriui, tai tokių planų, kad pastato renovacijai iš ministerijos lėšos nebuvo gautos ir jau bent direktorius taip atsakė, kad šiuo metu renovuoti ir neplanuoja. Taip pat buvo dar pastaba dėl pacientų pavėžėjimo, tai norėčiau patikslinti, kad yra planuojama 26 metais paslaugos išplėtimas, numatant galimybę savivaldybei finansuoti Alytaus rajono gyventojų parvežimą iš ligoninių, kitų ligoninių, tai Kauno, Vilniaus ar iš namų į Daugų slaugos ligoninę. Tai dėl tvarkos aprašo, dėl įkainių sveikatos reikalų koordinatorė
ateis į tarybą dėl patvirtinimo ir priemonėje darbo užmokesčiui yra planuojama tik labai maža dalis, yra skaičiuota 3 dializuojamiems pacientams ir 9 pacientams, kurie galėtų būti pervežti į slaugos ligoninę. Taip pat norėčiau atlikti pakeitimus tarybos sprendimo projekte, tai patikslinti papildomomis lėšomis tomis pačiomis, kaip ir įvardinau pristatinėdama strateginį veiklos planą. Ir atsižvelgiant į pakeitimus, tikslinamas sprendimo projekto 2.1 punkte parašyta suma vietoj skaičių 52 248 400 turi būti 57 731 600. 2.4 punkte tikslinama tokiais pačiais skaičiais. 2.5 punkte vietoj skaičių 16 285 ir 1400 eurų turi būti 21 768 600 eurų, 3.1 ir 3.2 punktuose vietoj skaičių 52 444 300 ir 54 511 400 eurų, atitinkamai turi būti 54 665 000 ir 56 813 900. Taip pat pagal minėtus pakeitimus patikslinami sprendimo projekto priedai, tai 2, 5, 6 ir 7. Prašau pritarti su minėtais pakeitimais. Prašau, Danielius Jokubavičius. Tai jo, taip apibendrinant biudžetą, galima sakyti, kaip ir kiekvienų metų biudžetas jis yra geras, sotus, tik tai, kad būtų tikslinga ir tvarkinga visiems paskirstyti. Daug tų eilučių, čia visa kita, o dabar, jeigu sako dėl kultūros centro, kaip klausiau, tai jūs jų klausit, bet kaip tas kultūros centras, nuoma, jis mūsų ar daugiau technologijos ir verslo mokyklos pastatas yra? Tai bet ar jūs, tai kam tada tas, bet tai ar nebuvo to bendro darbo, bendros iniciatyvos ir ta renovacija ir daryti kartu, dabar gaunasi jie gražus, o jūs atvažiuojate ir mes visi į tą renginį, bus Liepos 6 galvos būti ir bus apaugęs toksai labai skirtingas. Danieliu, atsakydama jūsų klausimą dar kartą sakome, kad buvo kalbėta su Pakalniškiu, jeigu jie gautų finansavimą išorės tvarkymui, savivaldybė taip pat svarstytų galimybę savo dalyje irgi tvarkyti, modernizuoti išorę. Šiandien jie nėra gavę lėšų, tai mums net nėra ką svarstyti kol kas, kol jie jų neturi. Ir jie yra informuoti, kad kol kas ir neplanuoja jiems skirti jokių lėšų artimiausioje ateityje. Supratau. Taip pat buvo komitetus kalbėti ir aš klausiau daugiau iniciatyvos seniūnaičiams, reiškia, ten, kur tie keli tūkstančiai eurų yra, tai kai turi atsiskaityti už tą kelionę, gal tikrai norėsiu daugiau iniciatyvos ir jų pačių judėjimo ir nebijojimo bendravimo ne vien su seniūnu, bet ir su jūsų administracija, kad jų tų pinigėlių gautų. Tai toks būtų pastebėjimas. Taip pat, kaip matom, ir kultūrai kyla, ir bibliotekai kyla. Žinokit, bibliotekininkai ir kultūros darbuotojai kažkiek baiminasi. Viskas kyla, bet dėl etatų kiekio, dėl viso kito, kiek bibliotekai berods 120 000 kyla eurų. Tai suprantama, jų yra daug darbuotojų, minimalus atlyginimas visiems darbuotojams pakyla ir ta mokestinė dalis visa padidėja. Tai ar nebus mažinami etatai bibliotekoje? Kokią turi žinią? Bibliotekoms yra numatoma darbo užmokesčio pakelimai vidutiniškai 10%, etatai tikrai neplanuojami mažinti. Na ir tai tokiam apibendrinimui norėčiau pasakyti, sportas, kultūra, tikrai norėtųsi, kad jaunimas matytųsi,
kad judėtų. Miroslavė juda, negaliu sakyti, bet tikrai mūsų rajono pakraščiuose iniciatyvų trūksta. Ir nesvarbu, kad yra gal tų pinigėlių skiriama ir to visa sporto rėmimo programa, tačiau praktiškai labai blogai yra situacija. Ir va, kai Marius paminėjo, tam strateginiam veiklos plane tikrai žiūrime šiandien, bet kas toliau, tai yra labai negerai. Tai va, dėl to tai didžiausia rūpestį ir kelia. Danieliau, iš tiesų, matėt, finansavimas ir biudžete jaunimui yra numatytas didesnis. Taip pat gaunam ir valstybės didesnės dotacijas vien dėl to, kad mūsų jaunimo reikalų koordinatorė pasiekė daug aukštesnius rodiklius, negu buvo iki tol. Tai tikrai dedamos pastangos, nuolat bendraujama su jaunimu, įtraukiama į įvairias iniciatyvas. Tikrai dedame visas pastangas, bet girdim ir suprantam, kad mūsų jaunimas, nėra iniciatyvus ir jį tikrai reikia išjudinti. Sutinkam su tuo, taip. Dėkoju, Raimondas Markauskas. Aš daugiau pasisakyti norėčiau. Tai iš pradžių klausimai, o po to pasisakymai. Ar turim daugiau klausimų? Klausimų nematau, kviečiu pasisakyti Raimondą Markauską. Mėly kolegos, norėčiau paprašyti ir pagituoti, kad balsuotų už biudžetą. Biudžetas iš tikrųjų įvertinti visi Alytaus rajono savivaldybės poreikiai, matomi ir pagal programas, ir pagal eilutes. Pajamos, tikėkime, irgi gerai suplanuotos, kad nenutiktų nieko tokio valstybėje ir kad mes jas rinktum, o savivaldybės administracija linkiu įsisavintas lėšas. Ir tokia viena pastaba, čia buvo daug diskusijų apie strateginį planą, strateginis planas jis yra surištas su biudžetu. Aš siūlyčiau taip jau labai kaip šventos karvės to strateginio plano nelaikyti. Aišku, yra metodika, pagal ją reikia ir planuoti ir daryti pagal tą strateginį planą ir biudžetas toks gaunasi, bet nieks netrukdo mum įvertinti metų bėgį apklausas, ar tikrai mes einam tom keliu ir investuojam pinigus į tas paslaugas, aš kalbu apie švietimą, socialinės, medicinos paslaugas, ar jos nepabėga jau į miestą, ar dėl žmonėm patogiau, ar dėl kokybės, aš nežinau, čia reikia pasižiūrėti ir tas gyvenimas keičiasi ir nemanau, kad čia reikia laukti tų kelių metų, o pasinalizuoti patiem ir gal kai kur geriau infrastruktūrą investuoti ar į tą patį jaunimą, kuris dar pas mus likęs. Čia mano toks siūlymas kitų metų. Ačiū kolegos ir kviečiu balsuoti. Ačiū Raimondai, prašau Virgilijus Pranskevičius. Norėjau padėkoti, kad visas kolektyvas, administracija sudarydama biudžetą tikrai atkreipė į visus pasiūlymus, ką mes buvom pateikę mūsų socialdemokratų partijos, ir norėčiau atkreipdėmėsi į tuos visi, matėm biudžeto skaidrės ir matėm, kad yra raudonų langelių, tai būtina tikrai galbūt yra ir pinigai skirti viskas, bet visas darbas mūsų priklauso, kaip mes tą darbą įvykdysim specialistai. Tai noriu palinkėti, kad ypatingai laukia atsakingas darbas ir socialinių darbuotojų, kadangi būtų malonu, kad mes dar kartą gal padarytume inventorizaciją ir ilgalaikių bedarbių ir padarytum tokias bangas, kad jų daugiau įdarbit, kadangi jų visų žmonių dirbančiųjų biudžetą neša pinigus. Tai atkreipdėmėsi į tai, atkreipdėmėsi į, kad rajone skaudamas vietas, kad dėl tų mirčių, dėl alkoholizmo, dėl sveikatos, tai tuberkuliozės protrūkis, tai didesnį dėmesį tokiem skirti tokiam veiklom. Ir aišku, gal įstrigo skaidrėse kažkodėl tai rašot vienas žodis, visų įstrigo, jeigu rašot jau tą skaičiuką konkretų, tai nerašykit beveik arba daugiau. Tai kažkaip tai atrodo keistai. Nes jis nėra tikslus. Tai viskas, dėkoju, siūlau biudžetui pritart. Dėkoju. Palinkėti visiems tarybos nariams, kad aišku aktyviau teiktų pasiūlymus, kuo mažiau kritikuoti, bet konkrečių pasiūlymų mes taip prisižadėjom, priesaiką daryti, visi dirbom rajono labų, kad būtų mažiau pykčių. O paskutiniai metai, ir Danielius jaučia, kad rinkimai artėja, tai visi pasistengit, kad ne tik pasisakymais ir nuotraukom, bet ir darbais mes pasiektum rajono gerovę. Ačiū Jums. Prašau pasisakymas Gintarė Jocinskaitė. Aš gal pradėsiu nuo priminimo, nes svarstant mūsų komitete komunalinio ūkio plėtros eilutę nebuvo galima jos išskirstyti objektais.
ir sumomis. Jis sakė, kad iš karto po tarybos bus siunčiami sąrašai su objektais seniūnam ir taip toliau. Ir buvo pažadas, kad bus įsiųsta ir visiems tarybos nariam. Tai laukiame to sąrašo. Ir galbūt pakartosiu mūsų komiteto metu nuskambėjusi raginimą iš komiteto nario Stasio, kad kadangi čia pristatom, kad biudžetas yra subalansuotas, pagrįstas, bet žemės ūkio programai ir jeigu ūkininkai bus aktyvus, lėšų bus kiek reikės. Tai tiesiog kviečiu visus ūkininkus būti aktyviais, nes jeigu savivaldybė teikia paraišką 38 000 gauna 900 eurų, tai nėra visiškai gerai ir galbūt reikia ir pačią programą peržiūrėti ir papildomus finansavimo objektus kažkokius numatyti ir taip toliau. Tai tiesiog ne tik ūkininkus, bet visus kviečiu aktyviai dalyvauti programų įgyvendinime. Dėkoju, Gintarė. Kviečiu tarybos narius balsuoti. Aštuoniolika už, 7 susilaikė, sprendimas priimtas. Dėkoju. Trečiasis klausimas dėl pritarimo projekto Alytaus regiono klimato prisitaikymas įgyvendinimui. Pranešėja Andrė Zenevičienė. Prašau, Andrė. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo projektui Alytaus regiono klimato kaitos pritaikymas įgyvendinimui buvo pristatytas visuose komitetuose, klausimui buvo pritarta, pastabų negauta, prašau pritarti. Kviečiu tarybos narius balsuoti. (25 už), sprendimas priimtas. Ketvirtasis klausimas dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos projekto bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas, numeris 21-316-P-001, dėminimus pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Andrė Zenevičienė. Prašau, Andrė. Šis tarybos sprendimo projektas buvo pristatytas viename komitete, klausimui buvo pritarta, gal apie pačią esmę tada, kadangi ne visuose komitetuose buvo klausimas pristatytas, tai yra rengiama dėminimis pagalbos tvarkos aprašas konkrečiai vienam projektui. Tvarkos aprašo mūsų reikalauja Centrinė projektų valdymo agentūra, nes įgyvendinsime Dauguose bendradarbystės erdvės įkūrimo projektą. Ir taip pat lygiai grečiai įgyvendinsime ir bendrą regioninį minkštąjį projektą visų bendradarbystės erdvių Alytaus regione įveiklinimui. Ir reikalinga nusimatyti dėminimis pagalbos aprašą, kuriuo vadovaujantis tiek fizinius asmenis, kurie vykdo veiklą, tiek juridinius asmenis, kurie norės vykdyti veiklą mūsų Daugų bendradarbystės erdvėje. Ta gautą naudą mes turėsime įvertinti kaip dėminimis pagalba ir tą dėminimis pagalbą registruoti valstybės pagalbos registre. O pats aprašas dėl atrankos į bendradarbystės erdvę, dėl įkainių patvirtinimo, kuriais traktuosime kokios vertės suteikiame naudą verslui, bus tvirtinamas tarybos posėdyje tada, kada jis bus parengtas visų savivaldybių ir ateisime su atskiru aprašu dėl tvarkos dalyvauti, gauti vietą bendradarbystės centre. Tai bus atskiras aprašas. Tai prašau pritarti. Ačiū už išsamų pristatymą. Kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. Penktasis klausimas dėl nekilnojamo turto mokesčio lengvatos UAB Elektrum Lietuva. Prašau, Andrė. Tai buvo parengtas tarybos sprendimo projektas dėl nekilnojamo turto mokesčio lengvatos UAB Elektrum Lietuva ir visuose komitetuose tarybos sprendimo projektui buvo nepritarta ir išsakyta nuomonė, kad reikalinga parengti alternatyvų tarybos sprendimą, neatleisti Alytaus rajono savivaldybės biudžeto sąskaitų UAB Elektrum Lietuva. Tai yra parengta ir tarybos sprendimo alternatyva. Tai nežinau, ką daugiau.
Tai balsuosim, bet dabar Marius Jasaitis dar klausimą turi, prašau Mariu. Pareiškėjos noriu paklausti, ar turite informacijos, nes visi atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamintojai privalo mokėti tam tikras gamybos įmokas ir būtent iš tų įmokų yra finansuojamos bendruomenės, tai ar Alytaus rajone buvo tokių, sakysim, bendruomenių, kurios pasinaudoja tokiomis įmokomis, ar galbūt apskritai bendruomenės nežino apie tokią galimybę? Tai tikėtina, kad dar, nes tam, kam jūs minite, tai turėtų būti skelbiamas kvietimas teikti paraiškas bendruomenėms ir pasinaudoti tomis lėšomis tą paramą, tačiau tokio kvietimo jo dar nėra buvę ir mūsų Alytaus rajono savivaldybės bendruomenės tikrai dar nėra pasinaudoję. Jeigu tik tokia galimybė bus ir bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, tai finansų investicijų skyriaus atsakingas specialistas, kuris dirba su bendruomenėmis, tikrai informuos bendruomenės. Mes taip pat esame ir informavę bendruomenės, kad yra tokia galimybė ir nusiuntę nuorodą į puslapį, kur yra informacija apie šią galimą paramą. Tai kol nėra galimybės gauti ją, tai jos dar ir jos nėra gavę. 24 metų ir tikrai yra Lietuvos mastų bendruomenių pasinaudoja, tai čia nebūtų kaip priekaištas, bet, sakysim, informuoti, kas daugiau gal čia Alytaus seniūnija liečia, kad būtent būtų aktyvūs. Aš tada ačiū informaciją pasitikslinsiu, tada informuosime dar kartą bendruomenę. Dėkoju, ačiū Mariu už pasiūlymus. Ar klausimų nematau, daugiau kviečiu. Tai dabar pirmiausia teikiam taip, kaip yra sprendimo projekte, tai yra atleisti. Jeigu nepritarsite, teiksime alternatyvą neatleisti. Taip? Tai dabar pirminis balsavimas yra už taip, kaip sprendimo projekte atleisti. Prieš, sprendimas nepriimtas, teikiama alternatyva dėl neatleistis. Taip, prašau balsuoti. Taip. Neleidžia, dar matot. Sprendimas priimtas 25 už, nuspręsta UAB Elektrum Lietuva neatleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Šeštasis klausimas dėl Alytaus rajono savivaldybės melioracijos statinių ir sistemų priežiūros remonto darbų 3 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas Aivaras Tulaba, komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas. Prašau, Aivarai. Dar kartą labą dieną, gerbiami tarybos nariai, gerbiama merė. Pristatau sprendimą dėl Alytaus rajono savivaldybės melioracijos statinių ir sistemų priežiūros remonto darbų 3 metų programos patvirtinimo. Prašau pritarti, vadovaujantis sprendimo preambulėje nurodytis teisės aktais ir dokumentais parengta Alytaus rajono savivaldybės melioracijos statinių ir sistemų priežiūros remonto darbų 3 metų programai, bei pavesti Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti ir vykdyti sprendime nurodytų paslaugų ir darbų pirkimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimo projektas buvo pristatytas 3 tarybos komitetuose, sprendimui komitetų nariai pritarė. Dėkoju. Klausimų nematau, kviečiu tarybos narius balsuoti. (24 už, 1 nebalsavo, sprendimas priimtas. 7 klausimas dėl patalpų nuomos viešo konkurso būdu. Pranešėjo Dovilė Slavinskaitė, turto valdymo skyriaus vedėja. Prašau, Dovilė. Ar bendru sutarimu galime? Ačiū. Prašau, Dovilė.
Šiuo sprendimo projektu siūloma išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metų laikotarpį kabinetą esantį Butrimonių kultūros namų pastate ir nustatyti apskaičiuotą pradinę nuomos kainą 53 euro centus už kvadratinį metrą per mėnesį. Nuomojamų patalpų paskirtis yra kirpyklų ir kitų grožio salonų veiklai vykdyti. Komitetuose klausimas buvo pristatytas, jam buvo pritarta. Prašau pritarti. Kviečiu balsuoti. 23 už, 2 nebalsavo, sprendimui pritarta. 8 klausimas dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo. Prašau, Dovilė. Šiuo sprendimo projektu siūloma iš Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų perimti veikloje nenaudojamą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, kuris yra nurodytas sprendimo projekto prieduose. Dalį perimto turto kitus savivaldybės tarybos sprendimu bus siūloma panaudos pagrindais perduoti Alytaus šeimos pagalbos centrui. Klausimas buvo pristatytas 2 komitetų posėdžiuose, jam buvo pritarta. Kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 9 klausimas dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėja Dovilė Slavinskaitė. Prašau, Dovilė. Taigi šiuo klausimu, kaip ir minėjau, prieš tai pristatytam sprendimo projekte siūloma perimtą turtą perduoti panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui Alytaus šeimos pagalbos centrui. Turto sąrašas yra nurodytas sprendimo projekto prieduose. Prašau pritarti. Kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 10 klausimas dėl savivaldybės būsto nuomos. Prašau, Dovilė. Šio sprendimo projekto tikslas naujam laikotarpiui, 2 metų laikotarpiui išnuomoti Alytaus rajono savivaldybės būstą esantį Kavalčiukų kaime. Sprendimo projektas buvo pristatytas ekonomikos ir biudžeto komitete, jam buvo pritarta. Kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 11 klausimas dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą. Prašau, Dovilė. Šio sprendimo projekto tikslas sutikti, kad Girvėnų kaimo bendruomenės buveinė būtų įregistruota savivaldybės patalpose Girvėnų kaime. Šis patalpas bendruomenė valdo panaudos pagrindais, todėl tikslinga, kad ir bendruomenės buveinė būtų įregistruota šiuo adresu. Prašau pritarti. Prašau balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. Dėkoju, Dovilė. 12 klausimas dėl valstybinės žemės sklypo priskyrimo valstybės išperkamai ir ar neprivatizuojamai žemiai, žemės sklypo suformavimo ir prašymo perduoti į patikėjimo teisę Alytaus rajono savivaldybei. Pranešėjo Oksana Nikulinienė, architektūros skyriaus vyr specialistė, vykdanti architektūros skyriaus vedėjo funkcijas. Prašau, Oksana. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai, gerbiama merė. Šis tarybos sprendimo projektas yra teikiamas dėl laisvos valstybinės žemės priskyrimo valstybės išperkamai žemiai. Žemės sklypas patenka į rajono bendrojo plano numatytą pramonės teritorijas. Tarybos sprendimo projektas buvo pristatytas 3 komitetuose, jam buvo pritarta, prašau tarybos pritarti ir šiandien. Klausimų nematau, kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 13 klausimas dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo. Prašau, Oksana. Šis tarybos sprendimo projektas teikiamas dėl taip pat laisvos valstybinės žemės suformavimo žemės sklypų. Žemės sklypas reikalingas Daugų mieste esančiai infrastruktūrai plėsti. Tarybos sprendimo projektas taip pat buvo pristatytas 3 komitetuose, jam buvo pritarta, prašau tarybos pritarti. Ir dabar. Kviečiu balsuoti tarybos narius. 25 už, sprendimas priimtas. 14 klausimas dėl įgaliojimo pasirašyti Alytaus rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teisę valstybinės žemės sklypų, jų dalių ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo perdavimo aktus. Prašau, Oksana. Šiuo tarybos sprendimo projektu
prašoma įgalioti savivaldybės merę, jei nesant Justą Truncę, pasirašyti valstybinės žemės perdavimo aktus, kadangi anksčiau buvęs įgaliojimas kaip ir pasibaigęs, komitetuose sprendimo projektas taip pat buvo pristatytas, jam buvo pritarta, prašau pritarti dabar. Dėkoju, klausimų nematau, kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 15 klausimas dėl žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Butrimonių miestelėje Alytaus rajono savivaldybėje nuomos. Prašau, Oksana. Šių tarybos sprendimo projektų siekiama išnuomoti fiziniam asmeniui žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris suformuotas žemės reformos žemėtvarkos projekte. Nuomos terminas numatomas 25 metų laikotarpiui. Taip pat komitetuose klausimas buvo pristatytas, buvo pritarta, prašau tarybos pritarti ir šiandien. Prašau balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 16 klausimas. Dėl Alytaus rajono savivaldybėje nuosavybės teisę priklausančio žemės sklypo nuomos. Šis sprendimo projektas teikiamas dėl savivaldybėje nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos. Minėtame žemės sklype yra socialinis būstas. Prieš mane buvusi pranešėja pristatė tarybos sprendimo projektą, kuriam buvo pritarta dėl socialinio būsto nuomos ir atsižvelgiant į tai, kadangi pastatų eksploatacijai reikalingas žemės sklypas, siūloma nuoma to žemės sklypo tam pačiam laikotarpiui, kaip ir socialiniam būstui, tai yra 2 metų laikotarpiui, todėl taip pat komitetuose buvo pristatyta. Prašau tarybos pritarti ir dabar. Kviečiu balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 17 klausimas dėl laisvos valstybinės žemės plotų priskirimo valstybės išperkamai ir ar neprivatizuojamai žemės, žemės sklypų formavimo ir prašymo perduoti jos patikėjimo teisę Alytaus rajono savivaldybei pateikimo. Prašau, Oksana. Šių tarybos sprendimų siekiama susiformuoti 2 valstybinės žemės plotus. Vienas yra Mergalaukio kaime, kitas Pocelonių kaime. Truputėlį norėčiau įvesti patikslinimų, kadangi teikiant tarybos sprendimo projektą prieš komitetus, tai buvo nurodyti plotai po 10 arų, tačiau išsamiau įvertinus situaciją, plotai padidėjo Mergalaukio kaime 12 arų vietoj 10, Pocelonių kaime vietoj 10 11 arų. Ir vienas Mergalaukio kaime sklypas reikalingas vandens gerinimo renginiams statyti, o Pocelonių kaime tai kapinių praplėtimui. Šiam tarybos sprendimo projektui taip pat buvo pritarta komitetuose. Prašau tarybos pritarti ir dabar. Kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 18 klausimas dėl prašymo perduoti valstybės žemės sklypą patikėjimo teisę Alytaus rajono savivaldybei pateikimo. Prašau, Oksana. Šis tarybos sprendimo projektas teikiamas dėl valstybinės žemės perėmimo patikėjimo teise. Tarybai pritarus būtų kreipiamas į nacionalinę žemės tarnybą, perimti žemės sklypą valdyti patikėjimo teise, siekiant įgyvendinti statytojo teises, nes minėtame žemės sklype planuojami taip pat vandens gerinimo įrenginiai ir tinklai. Tai komitetuose taip pat buvo pritarta. Prašau tarybos pritarti ir dabar. Kviečiu balsuoti tarybos narius. 25 už, sprendimas priimtas. 19 klausimas dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypą neatlygintinai naudotis pateikimu. Oksana, prašau. Šių tarybos sprendimo projektų siekiama perimti valdyti žemės sklypą esantį Klepočių kaime Raitininkų seniūnijoje. Minėtame žemės sklype yra kultūros paveldo objektas Kryžius, kur buvo jie atrestauruoti, sutvarkyti ir ten siekiant tinkamai įgyvendinti mums kaip atsakingiems už kultūros paveldą reikalingą žemės sklypą valdyti kažkokią tai valdymo teisę. Tai tiesiog šis tarybos sprendimas taip pat buvo pristatytas komitetuose. Prašau tarybos pritarti šiandien. Kviečiu balsuoti. 24 už, 1 nebalsavo. Sprendimas priimtas. Ačiū, Oksana. 20 klausimas dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teisę.
Pranešėja Giedrė Valungevičienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. Prašau, Giedrė. Labadiena, gerbiama merė, gerbiami tarybos nariai. Šio klausimo tikslas perėmus turtą Alytaus rajono savivaldybės nuosavybėn, perduoti jį bendrojo ugdymo mokykloms, naudojant turtą gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas, laboratorinę įrangą, priemonėmis ir kompiuterinę įrangą. Šis klausimas buvo pristatytas švietimo, kultūros ir sporto komitete, ekonomikos ir biudžeto komitete, jam buvo pritarta, pastabų negauta, prašau pritarti. Kviečiu balsuoti tarybos narius. 24 už, 1 nebalsavo, sprendimas priimtas. 21 klausimas dėl kultūros plėtros projektų finansavimo Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo. Prašau, Giedrė. Šio sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų kultūros plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašą. Klausimas buvo pristatytas švietimo, kultūros ir sporto komitete, ekonomikos ir biudžeto komitete. Ir atsižvelgiant į tarybos narės Dalios Kitavičienės pastebėjimą, pristatant mokinių laisvalaikio užimtumo aprašo projektą ir siekiant nepriboti galimų pareiškėjų dalyvavimo, 13 punktas konkurse negali dalyvauti pelno siekiantys juridiniai asmenys, jisai yra išbraukiamas ir yra keičiama numeracija. Taip pat taisoma techninė klaida aprašo pirmame priede paraiškoje 3.6 papunktis projekto tęstinumas, nurodyti, kaip numatomi rezultatai užtikrins kultūros projekto tęstinumą ir bus naudos gavėjų naudojami pasibaigus kultūros projektui. Prašau pritarti tarybos sprendimui su pakeitimais. Kviečiu balsuoti tarybos narius. 24 už, 1 nebalsavo, sprendimas priimtas. 22 klausimas dėl sporto projektų finansavimo Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo. Prašau, Giedrė. Šio sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą. Šis klausimas taip pat buvo pristatytas švietimo, kultūros ir sporto komitete, ekonomikos ir biudžeto komitete ir taip pat daromas taisymas atsižvelgiant į tarybos narės Dalios Kitavičienės pastebėjimą, kad siekiant nepriboti galimų pareiškėjų dalyvavimo, 13 punktas išbraukiamas ir keičiama viso aprašo numeracija. Taip pat atsakau į klausimą dėl prioritetų. Ši priemonė skirta skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, neišskiriant tam tikrų sporto šakų ir nepribojant aukšto meistriškumo ir mėgėjų sporto. Tad pareiškėjas gali būti fizinis ir juridinis asmuo teikiantis sporto paslaugas savivaldybės gyventojams. Tad prašau pritarti tarybos sprendimui su įvardintu pakeitimu. Kviečiu balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 23 klausimas dėl mokinių laisvalaikio užimtumo projektų finansavimo Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo. Prašau, Giedrė. Šio sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti mokinių laisvalaikio užimtumo projektų finansavimo Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą. Klausimas taip pat buvo pristatytas švietimo, kultūros ir sporto komitete, ekonomikos ir biudžeto komitete, jam buvo pritarta. Čia identiškai daromas keitimas išbraukiant 15 punktą, konkurse negali dalyvauti pelno siekiantys juridiniai asmenys ir keičiama numeracija. Prašau pritarti tarybos sprendimui su pakeitimais. Kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 24 klausimas dėl Alytaus rajono savivaldybės mokyklų dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Prašau, Giedrė. Klausimas buvo pristatytas švietimo, kultūros ir sporto komitete, ekonomikos ir biudžeto komitete, jam buvo pritarta. Šios sprendimo projekto tikslas patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės mokyklų dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo aprašą, kad Alytaus rajono mokyklų mokiniai per pilietiškumo, jaunimo organizacijų savanorystės veiklas turėtų galimybę puoselėti, plėtoti kūrybiškumą, verslumą bei didinti galimybę sėkmingai realizuoti save vėliau darbo rinkoje, atsižvelgiant į regioninę plėtrą ir ateities darbo rinkos tendencijas. Prašau pritarti taip pat šiam sprendimo projektui. Kviečiu tarybos narius balsuoti.
25 už sprendimas priimtas. Ačiū Giedrė. 25 klausimas dėl Alytaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2025 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Greta Radzevičienė, komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja. Prašau, Greta. Labą dieną. Tai šis tarybos sprendimo projektas buvo pristatytas komitetuose, jam buvo pritarta, tai prašau pritarimo ir tarybos. Klausimą turi Gintarė Jocinskaitė. Prašau, Gintarė. Komitete pasisakymas, kad tai vėl yra pavyzdys, kaip administracijos direktorius leidžia pinigus tarybai jos dar neskyrus. Ir ataskaitoje tai matom, kad lėšų likutis yra su minusu, vadinasi, kad beveik 8 000 išleido daugiau, negu taryba jam buvo skyrusi. Tai tiek. Ačiū. Kviečiu balsuoti. Devyniolika už, 6 susilaikė, sprendimas priimtas, dėkoju. 26 klausimas dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2025 metų vasario 20 dienos sprendimo numeris K/23 dėl kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitų finansavimo lėšų skirtų Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Greta. Taip, tai šis tarybos sprendimo projektas taip pat buvo pristatytas komitetuose, jam buvo pritarta, tai prašau tarybos taip pat pritarti. Klausimų nematau, kviečiu tarybos narius balsuoti. 24 už, 1 susilaikė, sprendimas priimtas. 27 klausimas dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo. Prašau, Greta. Šiam tarybos sprendimo projektui taip pat pritarė komitetuose, tai prašau pritarti ir tarybos. Kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 28 klausimas dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 metų gruodžio 22 dienos sprendimo numeris K/380 dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės Simno komunalininkas teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Prašau, Greta. Taip, tai šis sprendimo projektas taip pat buvo pristatytas komitetuose, jam buvo pritarta, prašau ir tarybos pritarti. Kviečiu tarybos narius balsuoti ties 28 klausimu. 25 už, sprendimas priimtas. 29 klausimas dėl Alytaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2026 metų specialiosios programos patvirtinimo. Prašau, Greta. Taip, šis tarybos sprendimo projektas taip pat buvo pristatytas komitetuose, jam buvo pritarta, tai prašau ir tarybos pritarti. Kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. Ačiū, Greta. 30 klausimas dėl pritarimo Alytaus rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2025 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja Gintarė Jocinskaitė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininkė. Prašau, Gintarė. Tai vadovaujantis vietos savivaldos įstatymų, kontrolės komitetas turi prievolę kasmet atsiskaityti už savo veiklos ataskaitos įvykdymą. Tai ataskaita buvo svarstyta kontrolės komitete, jai buvo pritarta, jeigu trumpai, tai komiteto sudėtis nesikeitė. Vyko 5 kontrolės komiteto posėdžiai, lankomumas buvo 100%. Ir ataskaitoje taip pat apžvelgiama įgyvendinamos priemonės ir jų rezultatai. Tai prašau tarybos pritarti. Klausimų nematau, kviečiu tarybos narius balsuoti. Raimondai po vieną kartą. 24 už, 1 nebalsavo, sprendimas priimtas. Dėkoju. Gintarė gal ar ne? 31 klausimas. Dėl Alytaus rajono savivaldybės kontrolės komiteto 2026 metų veiklos programos patvirtinimo. Prašau, Gintarė.
Kaip ir praėjusiam klausime, turi taryba patvirtinti ataskaitą, taip ir turi patvirtinti einamųjų metų veiklos programą. Tai irgi yra pateikta prie tarybos sprendimo projekto, yra numatytos priemonės įgyvendinimos terminai ir atsakingi asmenys. Ir tai prašau, komiteto metu buvo apsvarstyta, pritarta, tai prašau tarybos irgi pritarti. Klausimų nematau, kviečiu tarybos narius balsuoti. Raimondai. Mano pavaduotojas. Jam. Puiku, 24 už, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. Dėkui. Nespėjo. 32 klausimas dėl pritarimo Alytaus rajono savivaldybės tarybos peticijų komisijos 2025 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas Stasys Supranavičius, Alytaus rajono savivaldybės tarybos peticijų komisijos pirmininkas. Prašau, Stasy. Labą dieną. Peticijų komisija turi taip pat pateikti tarybai ataskaitą. Šią ataskaitą paruošėm, pateikėm visuose komitetuose ir jai buvo pritarta, tai siūlau taip pat tarybai pritarti, kadangi neįvyko nei vienos, nebuvom gavę nei vienos peticijos. Jeigu jos nėra, kaip gali dirbti? Gal neregistravo, tarkim. Prašom, rašykit. Pajuokavom, o dabar kviečiu balsuoti už tarybos 32 sprendimą, projektą sprendimą. Dėkoju. Stasiui 33 klausimas dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2023 metų rugpjūčio 29 dienos sprendimo K.179 dėl Alytaus rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Indrė Gočildienė, teisės, civilinės metrikacijos ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Prašau, Indrė. Labą dieną. Šis tarybos sprendimo projektas buvo pristatytas visuose komitetuose, jam buvo pritarta. Šiuo sprendimu yra tikslinama šeimos komisijos sudėtis. Tai jai priklausytų Rimas Marčiulynas, Živilė Patinskaitė, Justas Truncija tarybos nariai, bei Giedrė Volungevičienė, Andrė Zenevičienė administracijos vedėjos, taip pat Ernesta Matonė, VŠI Alytaus šeimos pagalbos centro direktorė ir VŠI Alytaus šeimos pagalbos centro atvejo vadybininkė Veronika Sadauskienė. Dėkoju. Klausimų nematau, kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimui pritarta, dėkoju. 34 klausimas dėl Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2024 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Dovilė Ramanauskė, sveikatos reikalų koordinatorė. Papildoma pranešėja Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Aušrinė Galkevičienė. Prašau, Dovilė. Labadiena, gerbiama merė, gerbiami tarybos nariai. Šis sprendimo projektas buvo pristatytas Švietimo, kultūros ir sporto komitete bei Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitete. Komitetų narių pastabos ir pasiūlymai buvo išgirsti, aptarti, dalį jų pritarus ir atsižvelgus atlikti šie pakeitimai, kuriuos įvardinsiu. Tai 15 stebėsenos ataskaitos puslapyje 3.1 punkte sergamumas tuberkulioze 100 000 gyventojų yra panaikintas paskutinis pirmos pastraipos sakinys, nors absoliutus atvejų skaičius nėra didelis, sergamumo rodikliai Alytaus rajone jau daugelį metų išlieka aukštesni už šalies vidurkį. Taip pat tame pačiame puslapyje redaguotas 5 paveikslas, tai 2017-2024 metų tuberkuliozės sergamumas Alytaus rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 100 000 gyventojų. Ir čia prie pateikto sergamumo tuberkulioze su recidyvais rodiklio papildomai įtrauktas sergamumo vaistams atsparia tuberkulioze rodiklis Lietuvoje ir Alytaus rajono savivaldybėje 100 000 gyventojų. Taip pat 22 puslapyje rekomendacijų skiltis yra redaguota pilnai, atsižvelgiant į komitetuose pateiktas pastabas, jį pateikiama taip. Ataskaitos rekomendacijos orientuotos į prioritetinės Alytaus rajonų gyventojų sveikatos problemas, siekiant mažinti sergamumo tuberkulioze, mirtingumo nuo alkoholio sąlygotų priežasčių rodiklius bei didinti prevencinių programų įgyvendinimo efektyvumą.
Rekomendacijos Alytaus rajono savivaldybės tarybai ir rajono savivaldybės administracijai. Išsamiau aptarti tuberkuliozės epidemiologinę situaciją tarp institucinėje darbo grupėje ir įvertinus poreikį svarstyti Alytaus rajono savivaldybės tuberkuliozės prevencijos programos parengimo ir tvirtinimo galimybes. Programoje numatyti prevencinės, ankstyvos diagnostikos ir tuberkuliozės židinių valdymo priemonės, taip pat pacientų motyvavimo ir gydymo prieinamumą gerinančias socialinės pagalbos formas, pavyzdžiui, maisto kuponus, transporto išlaidų kompensavimą ar kitas skatinamąsias priemonės. Taip pat, atsižvelgiant į nepakankamą gyventojų dalyvavimą valstybės finansuojamose ligų prevencijos programuose, bendradarbiaujant su savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, įtraukti šių prevencinių programų įgyvendinimo stiprinimą į einamųjų metų prioritetinių sveikatos stiprinimo krypčių sąrašą, sudaryti galimybes finansuoti informavimo, gyventojų įtraukimo ir kitas prevencinės iniciatyvas iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, ypatingą dėmesį skiriant storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programai. Taip pat atsižvelgiant į išliekančius aukštus mirtingumo nuo alkoholio sąlygotų priežasčių rodiklius, pagal poreikį ir galimybes peržiūrėti Alytaus rajono savivaldybės priklausomybių mažinimo programą, įvertinti jos įgyvendinimo rezultatus, bei esant poreikiu ją koreguoti, numatant veiksmingesnės ankstyvosios pagalbos, motyvavimo gydytis ir paslaugų prieinamumo didinimo priemonės. Rekomendacijos, kurios skiriamos savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, būtų tokios: organizuoti ir vykdyti tikslinės informavimo priemonės apie tuberkuliozės simptomus, plitimo būdus ir profilaktiką, ypatingą dėmesį skiriant socialinės rizikos grupėms, veiklas rengti bent 2 kartus per metus, organizuojant bendruomenių susitikimus, paskaitas, informacinės kompanijas, sveikatos priežiūros įstaigose, savivaldybės ir įstaigų interneto svetainėse bei socialiniuose tinkluose. Taip pat savivaldybės administracijos iniciatyva organizuoti tarp institucinį asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasitarimą, kuriame būtų aptarta gyventojų dalyvavimo valstybės finansuojamose ligų prevencijos programuose situacija, identifikuotos pagrindinės dalyvavimo kliūtys ir numatytos galimos priemonės jų sprendimui, ypatingą dėmesį skiriant storosios žarnos vėžio prevencinės programos įgyvendinimo gerinimui. Ir stiprinti ankstyvą rizikingą alkoholio vartojimo nustatymą ir asmenų nukreipimą pagalbai, taikant trumpasias intervencijas pirminės sveikatos priežiūros įstaigose bei aktyviai informuojant pacientus apie priklausomybių konsultavimo paslaugas. Komitetų nariai sprendimo projektui pritarė. Sprendimo redakcija tarybos nariams buvo išsiųsta raštu susipažinimui, todėl tarybos prašau pritarti šiam sprendimo projektui su visais pateiktais pakeitimais. Prašau, Dalia Kitavičienė. Puikios rekomendacijos. Jūsų dėka. Ne to, visai ne apie tai norėjau pasakyti. Iš tikrųjų, tai aš galvoju, kad ir koordinatoriai, ir Doviliai, iš šito momento mes turim visi pasimokyti, kaip galima toje bendrystėje padaryti ir gerus dalykus. Tai visai nenorėjau apie tai, kad ten prisidėjau, tikrai savo žiniomis tikrai dar kartą pakartoju, sveikatos srityje esu pasiruošus dalintis ir padėti bet kuriuo atveju. Tai siūlau, aš manau ir taip būtų pritarę, siūlau pritarti, tik tai Doviliai noriu palinkėti, kad šitų rekomendacijų tikrai išnešiotos, išgalvotos nepamirštumėt per metus ir kad kažkurioj opozicijos mažumos valandoj, man nereikėtų klausti, ar tos rekomendacijos yra prižiūrimos. Tiesiog pasidėkit ir jos tikrai lengvai įgyvendinamos ir visi kartu padarykim, kad tiek ta tuberkuliozė, 12 atvejų naujų tuberkuliozės yra daug. Tai nėra kažkaip išskirtinai mūsų Alytaus rajono, tikrai pradėjo vėl judėti tuberkuliozė visoje Lietuvoje. Tikrai galim pagalvoti, ką galim padaryti dėl savų žmonių. Tai tikrai ačiū už bendrystę ir be abejo balsuosiu už. Ačiū, Dalia, už pagalbą ir jums, prašau, Jasaitis Marius. Taip, pranešėjos noriu paklausti, kaip nutiko, kad būtent, sakysim, ta tuberkuliozė rajone, tai galima sakyti,
pradėjo įsivyrauti, kokios tos priežastys, apleidom, neturim resursų, kažkokia tai priežastis buvo. Galime daryti prielaidą, kad pacientai pilnai neišsveiksta ir įvyksta atkryčiai. O jei ne prielaida, sakysim, kaip iš tikrųjų galėtų būti, mes realią statistiką žinom, kiek jų yra? Ta prasme, atvejų? Sergančiųjų taip. 12. O su jais kažkas tai dirba, ar tiesiog žinom ir viskas? Tai šitie pacientai, jeigu jie yra įvedami į statistiką, tai jie gydomo įstaigoje yra buvę, nes kitaip mes nežinotume šitų atvejų. Ačiū, Vitalija Vitkauskienė. Tikrai labai noriu padėkoti ir Švietimo, kultūros ir sporto komitetui už darbą, už daręs pasiūlymus. Ir tiesiog irgi buvo diskusija apie programų įgyvendinimą. Tai tikrai labai norėčiau pasidžiaugti Alytaus rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, kadangi esu pati klientė, tai tikrai galiu pasakyti savo patirtim, kad programų viešinimą įgyvendina, kad tikrai skambina iki tol, kol atvyksti pas gydytoją. Tai labai džiaugiuosi, kad programų įgyvendinimą mūsų PSPC tikrai labai puikiai vykdo. Ačiū. Dėkoju. Dalia dar norėjo. Prašau, Dalia. Neįsijungia mikrofonas? Tai aš galbūt kolegai Mariui ir visiems iš tikrųjų apie tuberkuliozę turėsim kalbėti daugiau. Tai tik noriu pasakyti, kad niekuo neišsiskiriam Lietuvoje. Kaip ir sakiau, ne viena savivaldybė, kuris skaičiuoja didesnius tuberkuliozės atvejus. Taip, Dovilė teisi, yra ir antibiotikams atsparios tuberkuliozės daugėja. Aišku, yra visiškai naujų atvejų. Kodėl tai atsitinka, nėra atsakymų. Visus atvejus pirmiausia prižiūri be abejo medikai, asmens sveikata, bet židinio koordinavimą prižiūri visuomenės sveikatos centrai. O mūsų prisidėjimas galėtų būti, kaip kažkada prieš daug metų, jeigu matysim poreikį, tai dezinfekcijų priemonių aprūpinimų židinius, jeigu ten, pavyzdžiui, pinigų šeima turi mažiau, tada žiūrėt, galbūt pavėžėjimas, dar kažkas prie paslaugų, bet mes, problema yra, bet nesam kažkuo labai išskirtiniai. O jos kabinetas apskritai yra? Taip, PSPC. Ar visus atsakėm klausimus? Dėkoju. Kviečiu tada tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. 35 klausimas dėl Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2025 metų ataskaitos patvirtinimo. Prašau, pranešėjo Dovilė Ramanauskė. Šis sprendimo projektas buvo pristatytas Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitete bei ekonomikos ir biudžeto komitete. Pastabų nebuvo teikta, komitetų nariai pritarė sprendimo projektui, todėl prašau tarybos pritarimu. Klausimų nematau, kviečiu tarybos narius balsuoti. 25 už, sprendimas priimtas. Tai buvo paskutinysis mūsų darbotvarkės klausimas. Dėkoju tarybos nariams už šiandienos darbą. O prieš atsisveikinant tradiciškai norėčiau pasveikinti tuos, kuriems sausis ir vasaris buvo ypatingi. Gimtadienio proga nuoširdžiai sveikinu Jūratę Overaitytę Jakubavičienę, Deimantę Grigaravičienę, Marių Jasaitį ir Justą Truncę. Ir ypač garsiais plojimais kviečiu pasveikinti Mindaugą Aldonį ir Rimą Marčiulyną, kurie šventė gražius jubiliejus.